Ar jūs pastebėjot, kad kiekvieną kartą, šiandien dar tokio nebuvo, praeitą šeštadienį turėjom tokį tipelį, kažkas tai tėvų balseliu šlikštuko tembrų sako, jie ruošiasi savo į Seimą vietą. Girdi tokių dalykų, ne? Įsivaizduokit, kaip šitas pristatoma. Jeigu į Seimą kandidatuos bent vienas iš mūsų, tai blogai, ten gali atsirasti normalių žmonių. Įsivaizduojamai pristatoma taip, kad į Seimą gali kandidatuoti kažkokie patepsieji, išrinktieji, svarbesnieji. O mes kur? Mums į Seimą kandidatuoti kas yra? Jums, man, Dainiui, kas? Nusikaltimas? Nusikaltimas atstovauti žmonių balsą? Kaip tik priešingai. Todėl žinokit, kiekvieną kartą, kai jūs išgirsit, kad tai va, dar vienas yra, dar viena į Seimą lenda. Žinokit, kad su jumis kalba provokatorius. Kad su jumis kalba velnio sėkla jame. Nepasiduokit tokiam dalykam. Ir kada sakoma, nėra ką į Seimą rinkti, todėl, kad jie mus visus nuo to atbaidė. Todėl, kad jie mus įtikino, kad politika nešvarus reikalas. Taip, nešvarus, todėl, kad nešvarus žmonės iki šiol to užsiima. Tai tegu užsiima švarieji ir bus švaru. Tai neužtaikinsim tas lemą. O kad tai nebūtų vien tik tai tušti žodžiai. Kad šitie mitingai nebūtų tik tai vieninčių būrelio pasikalbėjimai vieni su kitais, paskui išsiskirtom ir kas iš to. Tai štai kas iš to. Rudenį turėsim rinkimus. Turėjom ir anksčiau. Ir prisirinkom ten 141, plus minus vieną kitą reiškia. Taip ir įvardysim. 141 balvoną. Išskyrus keletą normalių žmonių, kurie ten jokio klimato nedaro. Iš jų tenais juokiamas ir jos pirštais badom. Tai kad neišrinksime dar kartą 141 balvono. Tai žinokim, kad tai yra mūsų, kad rinkimai, ateinantis rinkimai, tai yra mūsų šansas išgelbėti Lietuvą taikiu būdu. Tai numatyta Konstitucijoje. Tai yra mūsų teisė. Pasinaudokime ją, kol neišvažiavo mūsų paskutiniai vaikai ir anūkai iš Lietuvos ir mes nepatraukėm jiem iš paskos. Tai yra mūsų šansas. Neatiduokim jų. Neatiduokim šito šansų hienų ir šitų hibridam. Ir kad žodžiai nepakiptų ore, kreipimasis į Lietuvos Respublikos Seimo narius. Šios dienos data Klaipėda. Mes visi puikiai žinom, kad po to, kada pagrobė vaiką, sekantis taikinys yra teisėja Neringa Venckienė. Tai ją dabar taikomasi sulaužyti, sutriuškinti ir sugniuždyti. Ta gauja ginkluotų smogikų pasiuntė mums visiems žinę, kad mes su jumis darysim, ką norim. Tulkinsim per visus galus ir net nepaklausim, ar jums malonu. O jūs mums nepadarysit nieko. O mes sakom, padarysim. Dabar skaitau. 20 metų Lietuvoje galioja Jungtinių tautų vaikų teisių konvencija, kurios 3 straipsnis skelbia, kad imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų, nepriklausomai nuo to, kas jos darytų, svarbiausia vaiko interesai. Tai yra tarptautinis dokumentas, po kurio Lietuva yra padėjusi savo parašą. Neatšaukiamas. Nedrįskite Lietuvos Respublikos piliečius įtikinėti, kad tai, kas įvyko Garliavoje 2012 metų gegužės 17 dienos ankstyvą rytą, atitinka vaiko interesus. Galbūt tai atitinka mergaitės biologinės motinos, o galbūt pedofilų plano interesus, bet tikrai ne vaiko. Mes, žemiau pasirašę Lietuvos Respublikos piliečiai, iškilmingai įsipareigojame nesuteikti Seimo nario mandato kitai kadencijai tiems, kurie pritars generalinio prokuroro prašymų leisti susidoroti su Kauno apygardos teisėja Neringa Venckienė. Dėkojame teisėjai už nuoširdžią nuo seksualinės prievartos galimai nukentėjusios mergaitės globą ir atkaklų siekį, kad nusikaltimo padarimų įtariami asmenys būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Toliau vietą parašam. Vietos užteks visiems. Dabar noriu atkreipti dėmesį dar keletą dalykų. Čia jūs matot kelių išgamų portretus. Sonata Vaicekauskienė, Žiobienė, kurios vardo neatsimenu. Ir va šitas vas Gustagalvis, advokatas.
Černiauskas. Mes turėjom dar ir 4. nuotrauką. Andriaus Kubiliaus. Ir pasakysiu, kodėl. Andrius Kubilius šiandieną yra Lietuvos vyriausybės vadovas. Pirmas asmuo, kuris valdo, yra įgaliotas vykdomai valdžiai vykdyti. Šitas Kubilius Seime pasakė, paskatino ir pasakė, kad jis pats balsuos už tai, kad būtų sukurta komisija, kuri atims teisėjai Neringai Venckienei imunitetą. Tiesa, Kubiliai! Tiesa! 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 Tikėkime, kad kas nors šitą pasakys, o gal ir parodys.